Savaitinė rinkos apžvalga pristato Forex faktorius. Praėjusią savaitę rinkoje buvo išties svarbi. Turėjome JAV darbo rinkos rodiklių paskelbimą, kurie sutapo su Europos centrinio banko vadovo Mario Draghi konferencija. Išties netradicinė savaitė, netradicinis pirmasis mėnesio ketvirtadienis. Ir kaip ir mes prognozavome, kad Mario Draghi komentarai buvo vis dėlto mažiau svarbus negu kad Amerikos darbo rinkos rodikliai, kadangi Mario Draghis per šią konferenciją tik tais detalizavo prieš tai priimtus monetarinio stimulo sprendimus. Ir kaip ir buvo galima tikėtis, centrinis bankas teigia, kad reikėtų sulaukti dar 2-3 mėnesių ekonominių rodiklių, kurie patvirtintų, kaip veikia einamieji monetariniai stimulai ir ar reikia papildomų kiekybinio skatinimo arba quantitative easing programų imtis, siekiant gaivinti ekonominę būklę Europos eurozonoje. Sakykime, Amerikos darbo rinkos rezultatai iš tikrųjų buvo netikėtinai geri, įspūdingai geri, naujų darbo vietų sukurta išskyrus žemės ūkio sektorių 288 tūkstančiai, o bedarbystės lygis smugo iki 6,1%. Tai yra centrinio banko tikslas, šių metų tikslas yra 6,1% ir centrinis bankas šių metų pradžioje, tikrai nesitikėjo, kad bedarbystės lygis taip greitai nusmuks iki tokio 6,1%. Buvo tikimasi, kad geriausiu atveju tokį rezultatą pavyks pasiekti tik tais metų pabaigoje. Ir dabar Federalinis rezervų bankas greičiausiai gali šiek tiek pakeisti savo tokį kuklų toną dėl ekonominės padėties Amerikoje. Ir greičiausiai monetariniai stimulai ir toliau bus mažinami ir obligacijų supirkimo programa greičiausiai iki galo bus baigta jau spalio mėnesį. O apie kitų metų, sakykime, pradžią, antrą pusę jau būtų galima galvoti ir apie palūkanų normos didinimą, jeigu, aišku, ir kiti rezultatai bus teigiami. Tai mes jau esame minėję, kad jeigu darbo rinkos rodikliai, jeigu naujų darbo vietų bus sukurta arti 300 tūkstančių, nors keletą mėnesių iš eilės, tada jau būtų tai rimtas signalas Federaliniam rezervų bankui. Tai jau šią savaitę mes turėjome tikrai įspūdingą rodiklį, jeigu kitais metais rodiklis būtų panašus, tai yra tikrai vienas iš rimtų signalų Federaliniam rezervų bankui sustabdyti galutinai monetarinius stimulus. Tai jau bedarbystės lygis jau pasiektų prieš krizinį grinai laikotarpį, ir tada būtų galima jau galvoti apie palūkanų normos didinimą. Tuo tarpu Europos centrinis bankas apie palūkanų normos didinimą negalvoja. Primenu, kad prieš mėnesį palūkanų norma buvo sumažinta. Tai fundamentaliai skirtumas tarp Amerikos ir Europos pakankamai ryškus ir euro dolerio poroje iš fundamentalios pusės ir iš techninės analizės pusės, geriau būtų ieškoti tiesiog pardavimo signalų. Anglijos centrinis bankas taip pat pasiekęs yra bedarbystės savo lygio tikslą, jau bedarbystė yra smukusi žemiau 7% ir praėjusią savaitę visi PMI, tai yra užsakymo vadybininkų indekso rodikliai, išėjo beveik visi geresni, tai yra statybų sektorius labai žymų augimą parodė, gamybos sektorius augimą, paslaugų sektorius šiek tiek susitraukė, tačiau išanalizavus detaliau paslaugų sektoriaus pranešimą matosi, kad darbo rinkos komponentas iš tikrųjų rodo augimą ir paslaugų sektoriaus įmonės užsakymų gauna ir pajėgumais, dirba didžiausiais daugiau negu kad per visą istoriją. Žvelgiant, iš tikrųjų rodo, kad reikės papildomai ir naujų darbo vietos sukūrimų, naujų darbo pajėgumų, ir aišku atlyginimo augimas taip pat. Dauguma bendrovių numato ir atlyginimo augimą įmonėse. Tai iš tikrųjų Anglijos situacija kaip ir gerėjanti, dėl to bet kokį kritimą, kad ir Amerikoje išėjo dabar labai geri darbo rinkos rezultatai, tiesiog reikėtų išnaudoti pirkimam, užėjimui į pirkimo pozicijas. Ateinančią savaitę svarbiausios naujienas aptarėme savaitinėme naujienų žurnale, tai yra antradienį JOLTS Job Openings rodiklis, Amerikos darbo rinkos dar vienas iš rodiklių, kurį labai žiūri Janet Yellen, Federalinio rezervų banko vadovai, jis yra šiek tiek vėluojantis indikatorius. Jeigu ir šis indikatorius bus geresnis, jisai apima įvairių sektorių, kaip keičiasi darbo rinkos situacija įvairiuose sektoriuose Amerikos verslo, tai iš tikrųjų bus labai rimtas signalas apie tai, kad Amerikos ekonomikai augimas įgauna pagreitį. PMC konferencijos protokolas, jisai bus skelbiamas trečiadienį, bet šis protokolas yra iš prieš tai buvusios konferencijos, dėl to kažkokios didelės įtakos neturėtų turėti. Per praeitą konferenciją buvo ir spaudos konferencija, kada Janet Yellen patį visus konferencijos sprendimus komentavo žurnalistams ir tai neigiamai daugiau veikia
veikia dolerį. Todėl ir šį trečiadienį paskelbus, sakykime, FOMC konferencijos protokolą, matysime, kad buvo sumažintos BVP perspektyvos augimo šių metų. Greičiausiai rinka gali daugiau neigiamai suveikti doleris negu kad teigiamai. Ketvirtadienį turėsime Australijos darbo rinkos duomenys ir jie greičiausiai nustebins visus teigiamai, kadangi matosi paslaugų sektorius Australijoje atsigauna, paslaugų sektorius darbo rinkos prasme atsigauna, mes matome darbo employment komponentas augo per birželio mėnesį, dėl to pagal tai yra lydintis indikatorius į būtent darbo rinkos rodiklius, kurie ir bus skelbiami ketvirtadienį. Anglijos palūkanų norma bus skelbiama ketvirtadienį, greičiausiai šį kartą, ne greičiausiai, bet beveik 100%, kad nebus keičiama palūkanų norma esama, tačiau jau šių metų pabaigoje Centrinis bankas galimai kels palūkanų normas iki 0,75% ir rinka po truputį tą jau įskaičiuoja, todėl Anglijos svaro kilimas yra kol kas, galima sakyti, ribotas. O paskui palūkanų normų didinimai turėtų nusimatyti iki 2017 metų, nes iš tikrųjų nekilnojamo turto rinkoje gresia perkaitinimas arba vadinamas nekilnojamo turto burbulas. Toliau mes turėsime ketvirtadienį JAV bedarbystės paraiškų rodiklį. Ir kas yra svarbu, tai yra Kanados darbo rinkos duomenys, kurie bus skelbiami penktadienį. Taip pat savaitinėme žurnale galite pastebėti Bank of America Merrill Lynch banko prognozės tiek euro dolerio porai, yra padaryta bangų analizė, galite paskaityti dolerio, jenos galimybės, S&P 500 indekso ir su auksu. Geriausia pasižiūrėsime iš techninės analizės pusės, amerikietiško obligacijų pajamingumas. 10 metų obligacijų kaina po penktadienio naujienų pradėjo smukti, pajamingumas didėti, ir dabar yra pasiekusi kaina pakankamai reikšmingą palaikymą 123,55. Jeigu šis lygis būtų įveiktas, kaina smuktų iki prieš tai buvusių žemų, iki kovo mėnesio žemumų ir tai rodytų pajamingumo didėjimą. Tai lemtų iš tikrųjų didesnį dolerio brangimą visose valiutų porose. Iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėsime į euro dolerį, tai viena iš tokių realiausių kritimų į valiutų porų, jinai jau pradėjo smukimą, ir dabar išėjo iš kanalo, bet kokį pakilimą reikėtų naudoti tam, kad užeiti į pardavimo pozicijas. Tai šiaip galima korekcija iki 3,625, 3,650 tai jau būtų didelė korekcija, tačiau, iš tikrųjų reikėtų nepraleisti progos ir jeigu koreguotųsi iki 1,3600, tai taip pat būtų visai nebloga kaina pardavimams. Tai tiesiog netgi dabartiniu metu jau egzistuoja pardavimas. Žinoma, stop lossai turėtų būti virš 3,650, kadangi jeigu jau pramuštų 3,650 viršų, jau galimai keistųsi prognozė. Šiaip tai ieškoti pardavimo, jeigu rinka atidarimo metu iškart pramuštų buvusias žemas, vėlgi egzistuoja pardavimas, ir pardavėjų tikslai galėtų būti iki pat žemumų, tai yra 3,517. Pirmas tikslas įveikus šį palaikymo lygį atsivertų kelias link 1,3475 ir paskui jau būtų 3,400. Tokie galimi pelno tikslai. Aukso grafike, savaitinėme grafike mes ir toliau matome judėjimą trikampį, dėl to bet kokį pakilimą laikome kaip kylančią bangą trikampyje, nuo trikampio viršutinės linijos pasipriešinimo stipraus, reikėtų ieškoti pardavimo. Ir šiuo metu auksas yra arti dvigubos viršūnės, kuri taip pat yra kaip svarbus pasipriešinimo lygis. Ir artimiausiu metu aukso grafike, galioja pardavimo signalai, šitas kilimas jau parodė tokį pakankamai rimtą išsikvėpimą. Dabar pardavimas egzistuoja, netgi galima sakyti, kad iš karto tas pardavimas egzistuoja. Žinoma, reikalingas stop lossas yra pakankamai nemažas, bent jau 1325 kainoje, kad būtų stop lossas, o šiaip teisingas būtų jau virš ir pačių viršūnių. Pirmas pelno tikslas būtų pardavėjams, pirmas pelno tikslas galėtų būti 1,300 kaina. O pramušus 1,300 atsivertų kelias link 1,225. Tai yra toks pelno tikslas aukso grafike, tai yra pakankamai dideli pelno tikslai lyginant su rizika, dėl to šioje paroje apsimoka daryti pardavimus. Doleris Japonijos jenas, iš tikrųjų grafike ilgalaikę perspektyvoje mes matome savaitėmis trukusią konsolidaciją, tai jau yra 5 mėnesiai trukusi konsolidacija ir greičiausiai artimiausiu metu ta konsolidacija baigsis. Primenam, kad Japonijos centrinis bankas yra, jaučiasi komfortabiliai su esama monetarinė politika, įvesti nauji vartojimo mokesčiai, nespaudžia centrinio banko imtis papildomų monetarinių stimulų. Ir dabar dolerio Japonijos jenos poroje kilimą gali įtakoti tik
tiktais geresni doleriui rodikliai. Tačiau tas kilimas greičiausiai bus ribotas ir iš tikrųjų netgi bankas Merrill Lynch nekeičia prognozės kritimo, prognozės dolerio jenos poroje, kol neįveiks 104.00 štai šitų viršūnių Japonijos jena. Tai todėl bet kokį pakilimą ieškotume pardavimo signalams. Artimiausių metų žinoma, kad būtų galima nusipirkti, kadangi rinka išėjo iš kanalo, Amerikai išėjo geri rodikliai, net ir dabar egzistuoja pirkimas, kurio stop lossas turėtų būti žemiau penktadienio naujienų žvakios, tai va, žemiau 101.80 kainos galimas pirkimas, tačiau kainai pakilus iki 103.00, 102.75, tai būtų tikrai neblogos progos užeiti į pardavimo pozicijas. Taigi pirkimas yra toks pakankamai laikinas, tačiau pelno nuostolio santykis pirkėjams dabar išeina šiek tiek daugiau negu 1:1, o jau pardavėjų tada būtų iš tikrųjų rizika pakankamai nedidelė, o pelnas būtų iki 101.00. Pramušus 101.00 atsivertų dolerio Japonijos jenos poroje kelias link geresnių pelnų, link naujų žemumų. Euras Japonijos jena, fundamentaliai eurozona šiuo metu išgyvena ne patį geriausią laikotarpį, vykdomi ir papildomi monetariniai stimulai, o Japonijos jenos stiprėjimas yra realus dėl to, kad japonai nesima papildomų priemonių. Tai būtent euro Japonijos jeno poroje, bet kokį pakilimą naudočiau pardavimams, tai 139.40 kainai būtų geras pardavimas jau 4 valandų grafike, o valandinėme grafike pardavimų būtų galima ieškoti jau ir artimiausių metų, tai yra ties kaina 103.85. Na žinoma, jeigu pardavimus vykdyti dabar, tai reikalingas pakankamai ženklus stop lossas virš 139.00, tačiau pelno tikslas taip pat būtų, pirmas pelno tikslas turėtų būti ties 138.50, na, o paskui jau būtų 137.50, tai pakankamai geri pelno tikslai pagal riziką. Australijos doleris su doleriu poroje mes matome pakankamai irgi išsikvėpimo AUD/USD poroje, nes Centrinis bankas pasakė, kad 95 centai yra per brangi kaina Australijos dolerių ir galbūt darys kažkokias tai intervencijas arba griežtins savo toną, kada kaina kils virš 95.00 kainos, tačiau techniškai žiūrint iš techninės analizės pusės, bet kokį didesnį pakritimą reikėtų naudoti pirkimo pozicijoms. Dabar žinoma, po Amerikos darbo rinkos rezultatų galioja pardavimo signalai ir galima pardavimus netgi artimiausių metų iš karto daryti, galima ties 93.75, 94.00 egzistuoja pardavimai. Na, pardavėjų stop lossas turėtų stovėti virš 94.50. Tačiau pardavėjų tikslas yra pakankamai laikinas ir pirmas tikslas turėtų būti ties 93.25, 93.95, 93.00. Štai šitoje zonoje reikėtų ieškoti pirkimo signalų su maža rizika. Na ir pirkėjų tikslai galėtų būti jau pačios viršūnės ties 95.00 kaina. Svaro dolerio poroje taip pat bet kokį pakritimą reikėtų naudoti pirkimo signalams, kadangi net svaras net ir po geresnių Amerikos darbo rinkos rezultatų nenori smukti stipriai. Šiuo metu mes turime tokią trigubą viršūnę susiformavusią. Na, jeigu kaina kristų, kritimas iki 71.00, 70.50, tai reikėtų ieškoti pirkimo signalų su nedidelėm rizikom, na ir pelnais iki 7.350, tai yra savaitinėme grafike viso kritimo, reiškiasi nuo 2007 metų iki 2008 metų, kada vyko tas kritimas 50 Fibonacci lygis, tai yra 7.350 kaina, 1,7350. Australijos doleris su Naujosios Zelandijos doleriu viena iš potencialiai geriausių valiutų porų laukiant trendo apsisukimo. Mėnesinėme grafike esame pasiekę visiškas žemumas. Šiuo metu mes turime pagal mažą į trendą mes turime mikrotrendo išsikvėpimą ir iš tikrųjų čia yra neblogos perspektyvos nupirkti su nedidelė rizika, na ir pelnas būtų 2:1 santykių, tai valandinėme grafike užėjimas galimas jau net ir iš karto. Žinoma, stop lossas pakankamai nemažas reikalingas žemiau žemumų, tačiau įvertinus tai, kokį galima gauti pelno tikslą, na, iš tikrųjų apsimoka. Pelno tikslas yra 1,0800. Tai tie geriausių progų ateinančiai savaitei, sėkmingos visiems prekybos.